Sveiki, mėlyjei. Aš daug metų gyvenau su psoriaze, dar kitaip vadinama žvynelinė. Tačiau iš vieno užsienio onkologo profesoriaus sužinojau, kaip pasveikti. Jis tada pasakė, psoriazės ir vėžio sukėlėjas yra tas pats. Tai reiškia, kad jeigu organizme yra palankios sąlygos psoriazijai susidaryti, reiškia, bet kada gali atsirasti ir koks nors vėžys. Beje, tai netiesiogiai patvirtina ir Lietuvos onkologai, teigdami, kad kandida yra svarbi odos mikrobiotos dalis. Aš pasinaudojau patarimais ir pasveikau. Netgi išmokau valdyti psoriazės židinį, sumažinti ir vėl padidinti. Ir norint pasveikti, nereikia jokių vaistų, jokio gydymo. Tiesiog reikia pakoreguoti savo mitybą ir daryti kai kurias procedūras. Pasveikti labai paprasta. Ir kadangi aš nesu pratęs kalbėti prieš kamerą, todėl visą tekstą, kurį noriu jums pasakyti, aš užsirašiau ir tiesiog jums paskaitysiu. Taigi, jeigu Lietuvos dermatologai apie tai žinotų, jums tokio pasveikimo metodo rekomenduoti negalėtų, kadangi mūsų medikai neturi tokio gydymo instrukcijų. Štai čia Delfi straipsnis, kuriame rašoma 125 000 psoriazę sergančių Lietuvoje. Šita statistika parodo oficialiosios medicinos kabutėse sugebėjimus. O tai, kad psoriazė ir neurodermitis susirgymai vis dar nustatomi tik tai iš akies, kelia įtarimą. Nejaugi šitų susirgymų negalima nustatyti atliekant tyrimus. Medikai neturi įrangos ar galimybių? Netikiu. O galbūt jie kažką slepia, o galbūt jie kažko nežino. Dauguma medikų net nesuvokia, kad psoriazė, neurodermitis ir vėžys yra labai artimos lygos, kadangi sukėlėjas yra tas pats ir aplinkybės, dėl kurių šios lygos atsiranda, yra tos pačios. Bet jums šito nepasakys nei vienas medikas. O ką jeigu tyrimo metu paaiškėtų, kad šitas lygas sukelia grybelis kandida, kuris plinta tik tai rūgštinėje terpėje? Taigi labai keista, bet šiuolaikinė medicina, oficialioji medicina, nepateikė įrodymų dėl psoriazės ir neurodermitis susirgymų kilmės. Todėl jie visada kalba abstrakčiai, įvardina priežastimi užterštumą, psichosomatiką, genetiką ir taip toliau. Visa tai netiesa. Jeigu jūs paprašytumėte mediko paremti teiginius klinikinių tyrimų įrodymais, jie neturi tokių įrodymų. Todėl gydo pacientus metų metais, rekomenduoja visokius tepalus, tačiau jie mūsų neišgydo. Štai kodėl toks gigantiškas skaičius sergančių psoriazę. Susirgimų statistika aiškiai parodo, oficialioji medicina nesugeba nei nustatyti psoriazės priežasties, nei išgydyti. 28 metus gyvenau su psoriaze. Su psoriaze ant kojos, kuri keldavo daug nepatogumų, jūs juos visi puikiai žinote. Priklausomai nuo metų laiko židinys išplyzdavo arba sumažėdavo. Žodžiu, susirgimas nemalonus. Bet man pasisekė, aš sužinojau tikrąją ligos priežastį ir kaip pasveikti. Tai netgi ne liga, o tokia organizmo būsena, kurią pakeitus lengva pasveikti. Tai reikia organizme sureguliuoti pH balansą. Mitybos pagalba, kai kurių procedūrų pagalba. Aš sužinojęs, kaip pasveikti, per savaitę laiko stipriai sumažinau ligos židinį. Tada pagalvojau, o kasgi manim patikės, kad aš sergau neišgydoma psoriazė. Todėl vėl nusprendžiau išplėsti židinį, kad židinys būtų gerai matomas ir aš gaučiau oficialią diagnozę. Per porą savaičių man vėl pavyko išplėsti židinį, tada iš patyrusios gydytojos specialistės gavau štai šitą diagnozę, kur parašyta psoriazė. Štai prašau, aš jums rodau dokumento kopiją. Ir aš nebijau rodyti savo asmens duomenų, kadangi sakau tiesą. Ir baimės marazmų nesergu. Tačiau vienos diagnozės man pasirodė per mažai. Todėl maždaug po savaitės aš nuvažiavau į Kauno privačią kliniką pas dermatologijos profesorių. Ten apžiūrėjo mane pats profesorius. Ir iš akies diagnozavo neurodermitis. Ir štai dokumentas. Taigi vienas susirgimas ir dvi skirtingos diagnozės. Abi nustatytos iš akies. Klausimas, kuris gydytojas buvo teisus? Ir aš jums dabar atsakysiu, jie abu teisūs. Kadangi mano dabartinėmis žiniomis abiejų ligų priežastis yra ta pati. Įdomiausia tai, kad aš dabar žinau psoriazės ir neurodermitis ligų priežastis. O gydytojai dermatologai
su visa Lietuvos profesūra vis dar užsiima spėliojimais. Rekomenduoja visokius tepalus ir taip toliau. Vienas iš klausimų, kurį klausė gydytojai apžiūros metu, ar šeimoje niekas nesirgo šią ligą. Keista, kodėl gydytojai šito klausia. Tai yra klausimas su užuomina, kad liga perduodama genais. Medicinoje priimta remtis klinikinių tyrimų išvadomis. Jeigu jūs paprašytumėte pagrįsti klausimus įrodymais, dermatologai tokių įrodymų nepateiks. Kadangi nėra klinikinių tyrimų įrodančių šių lygų perdavimą genetiniu būdu. Todėl šitas klausimas apie genetiką yra beprasmiškas. Medikai neturi ką pasakyti pacientui, todėl klausinėja rimtais veidais, jiems yra svarbu kažką klausinėti. Jeigu jūs ir jūsų artimieji turite tokį patį susirgymą psoriazę arba neurodermitis, tai kalta ne genetika, o jūsų žalingi įpročiai. Labai dažnai žmonės serga šeimos narių lygomis, tėvų, brolių, seserų lygomis. Tik tai todėl, kad šeimoje turi tuos pačius žalingus įpročius. Valgo tai, ką valgo šeimos nariai. Pavyzdžiui, vyras ir žmona nėra giminės. Bet jeigu jie maitinasi kartu, maitinasi tuo pačiu maistu, vyras ir žmona dažnai serga tom pačiom lygom. Lietuvos medikams reikėtų priminti apie tokią genetikos mokslo šaką – epigenetiką. Ji tyrinėja, kaip elgesys ir aplinkos poveikis įtakoja genų veiklą. Medikai galėtų pasidomėti, kad nenusišnekėti ir pacientams neuždavinėti kvailų klausimų. Ir akcentuoju, minėtų lygų atveju būtent mūsų elgesys įtakoja susirgimo atsiradimą ir išplitimą. Į mūsų organizmą nuolat patenka virusai, grybeliai, bakterijos ir visokie parazitai. Mūsų organizmas su jais kovoja ir mes išliekame sveiki. Bet kai mūsų organizme dėl mūsų pačių kaltės, dėl mūsų pačių blogos mitybos atsiranda pieno rūgštis, šlapimo rūgštis, mes patys savo organizmo viduje sudarome tinkamas sąlygas visokiems parazitams, grybeliams ir lygoms plisti. Man asmeniškai buvo linksma klausyti, kai gydytojai kalba pievas. Rašė receptus visokiems tepaliukams. Aš gavęs šitas diagnozes visiškai pasveikau per porą savaičių. Tai reikėjo mitybos korekcijos ir daryti keletą procedūrų. Paprastų procedūrų. Namuose. Ir noriu pabrėžti, kad jokie tepalai jums nepadės, kadangi tepalas yra tepamas ant odos iš viršaus. O tas židinys, kuris plinta jūsų odoje, jis gyvena jūsų organizmo terpėje, būtent odoje ir maitinasi iš jūsų organizmo vidaus. Todėl jokie tepalai pasveikti nepadės. Jūs patys jį maitinate. Reikia nustoti jį maitinti. Susirgimo židinys išnyks tik tai tada, kai jūs patys nustosite jį maitinti iš organizmo vidaus. Jūs pasveiksite, kai pašalinsite pieno ir šlapimo rūgštį iš savo organizmo. Taigi, pasinaudoję žinomo mediko patarimas, aš sugebėjau valdyti susirgymą, sumažinti, išplėsti ir visiškai sunaikinti. Aš atlikęs eksperimentą su savimi, su savo organizmu, įsitikinu, onkologijos profesoriaus rekomendacija yra teisinga. Ir aš ne vienas tokiu būdu pasveikau. Ir svarbus momentas, jeigu jūs nugalėsite psoriazę, jūs niekada nesirgsite vėžiu ir niekada neturėsite skausmingos podagros. Tačiau ką reikia daryti konkrečiai? Visas procedūras, kurias jūs galite patys pasirinkti. Detaliai papasakosiu kitame įraše. Visą pasveikimo metodiką įdėsiu į Patreon platformą, sveikatos logika ir uždarą Telegram kanalą. Nuorodos bus aprašyme. Prisijungimo mokestį nustatysiu simbolinę, gal 14 eurų. Bet kokią alternatyvinę gydymo informaciją YouTube ir Facebook dažnai blokuoja ir ištrina. Ir jiems nesvarbu, kad aš liudiju savo asmeninę patirtį. Jeigu mano pasakojimas netitinka oficialiosios medicinos, tai laikoma netiesos platinimu. Konkrečiai man YouTube jau nekartą užblokavo ir ištrinė įrašus, kuriuose dalinausi savo ir kitų žmonių patirtimi. Todėl pasveikimo metodika bus uždarose kanaluose. Ir kas liečia psoriazę, tai ten bus vienintelis vaizdo įrašas, kuriame aš pasakoju, kokias procedūras reikia daryti ir kaip sukoreguoti mitybą. Jeigu jūsų ligos židinys labai didelis, pažeisti dideli plotai, liga apleista,
Visiškai pasveikti 2 savaičių gali neužtekti. Tačiau laikantis patarimų, greitai pastebėsite, kad susirgimas nyksta. Ir jūs galite valdyti susirgimą ir jį sunaikinti. Tai yra svarbiausia. Suprasti, kad jūs galite valdyti susirgimo židinį. Taip kaip aš tai padariau. Vėl pasikartosiu. Pasveikti paprasta. Tai reikia atsisakyti kai kurių maisto produktų ir namuose daryti procedūras, kurių tikslas pakeisti organizmo pH. Tai yra padaryti organizmą labiau šarminiu. Ir svarbu tai daryti saugiai ir be fanatizmo. Dar vienas momentas, kadangi dauguma sergančių psoriazę ir neurodermitis kenčia nuo mažakraujystės, žemas hemoglobinas. To paties įrašo pabaigoje bus mano patarimai. Štai rodau savo kraujo tyrimo rezultatą, kuriame hemoglobino lygis mano šeimos gydytojai išpūtė akis ir atvėrė žandikaulį. Ji dar tokio nebuvo mačiusi. Ir tas tyrimas darytas kovo 30 dieną, tai yra pavasarį, kuomet žmogui labiausiai trūksta vitaminų, mineralų. Taigi, ten bus ir mano patarimas, kaip pakelti hemoglobiną į rekordinį lygį be išlaidavimo. Tokiu būdu, už simbolinį mokestį gausite ne vieną naudingą patarimą. Metodikos dėka ir vidurių užkietėjimo atsikratysite, jeigu tokį negalavimą turite. Kadangi tai susijęs su mitybos korekcija. Yra tik tai viena problema. Ne visi sergantis sugeba rimtai užsiimti savimi. Tokiems būtų galima organizuoti sveikatinimo poilsį su procedūromis ir specialiu maitinimu. Bet kurioje sanatorijoje, poilsio namuose ar netgi kaimo turizmo sodyboje. Todėl jeigu atsiras norinčių organizuoti tokį poilsį, galima tai padaryti. Žmogus gali pasveikti tiesiog poilsiaudamas. Ir tai nėra gydymas. Tai galima pavadinti spa procedūromis su specialiu maitinimu. Beje, šiek tiek apie podagrą. Skausminga podagra kyla dėl šlapimo rūgšties susidariusių kristalų. Todėl šis metodas yra pats geriausias gydant ir podagrą. Rekomenduokite sergantiems podagrą. Kadangi sergančių Lietuvoje labai daug. Žmonės kenčia skausmus, o medikai jiems nepadeda. Ir beje, aš nesu medikas. Viena iš mano profesijų – nusikaltimų tyrėjas. Todėl turiu savybę vadovautis logika. Įsigilinti į detalės, ieškoti tiesos, kadangi tikroji tiesa visada slypi detalėse. Taigi, nuorodos bus aprašyme. Rūpinkite savimi, visiems linkiu sveiko proto ir iki.